Sveiki. Troliai mumiai. Baisus vidurvasaris. 13 skyrius. Apie bausmę ir atlyginimą. Ilgai snus mumrikas irklavo nieko nekalbėdamas. Muminukas žiūrėjo į pažįstamas jo senos skrybėlės apybraižas nakties dangaus fone ir į pypkės dūmų kamolius, kurie sklaidėsi ramiame ore. Dabar viskas bus gerai, galvojo jis. Šūksmai ir plojimai už nugaros nutyko ir galiausiai buvo girdėti tik irklų pleškenimas. Krantai susiliejo į tamsią juostą. Po teisybei ne vienas iš jų neturėjo ūpo kalbėti. Kol kas. Laiko buvo pakankamai. Prieš akis ilga vasara, pilna pažadų. Kai juodu taip dramatiškai susitiko ir pabėgo, kalbos galėjo tik trukdyti. Todėl plaukė toliau sukdami pusratį ir artėdami kranto link. Muminukas suprato, jog snus mumrikas bando suklaidinti persekiotojus. Hemulio švilpimas šaižiai skrodė tamsą kažkur pašonėje, jam atliepė kiti. Kai valtis įslydo tarp meldų po medžiais, patekėjo mėnulio pilnatis. Dabar paklausyk, ką tau pasakysiu, tarė snus mumrikas. Taip, atsiliepė muminukas. Ir nuotykių vėjas nuskriejo per jį triukšmingai plakdamas sparnais. Tu grįši atgalios pas visus, tarė snus mumrikas. Tuos, kurie vėl nori grįžti į trolių mumių slėnį, atsivesk čionai. Tegu nesiima jokių baldų. Ir paskubėkite, nes hemuliai išstatys sargybą teatre. Aš juos pažįstu. Negaišuodami keliaukite ir nebijokite. Birželio naktis visai nepavojingos. Gerai, klusniai sutiko muminukas. Jis truputį palūkėjo, bet kai snus mumrikas daugiau nieko nepasakė, išlipo iš valties ir patraukė krantu atgal. Snus mumrikas atsisėdo ant suolelio valties gale ir atsargiai išdaužė pelenus iš pypkės galvutės. Paskui pasilenkė ir pasižiūrėjo po medžių šaknimis. Hemulis atkakliai laikėsi kurso iš įlankos. Jis buvo aiškiai matomas mėnulio take. Snus mumrikas tyliai prunkštelėjo ir pradėjo kimštis pypkę. Vanduo pagaliau ėmė sekti. Palengvai saulės šviesą išlindo išprausti krantai ir slėniai. Medžiai išniro pirmieji. Jie lingavo išsivadavusias viršūnės palei vandens paviršių ir tiesė šakas, norėdami pasitikrinti, ar visas tebeturi po katastrofos. Vietoj nulūžusių skubiai lindo nauji ūgliai. Paukščiai ieškojosi senųjų vietų lizdams ir aukščiau ant šlaitų, kur vanduo buvo nutekėjęs žemyn, žolėje džiūvo paskleista patalynė. Kai tik vanduo ėmė sekti, visi suskato keliauti namo. Jie ir klavo, ir plaukė, iškėlė bures dieną naktį, o kai vanduo visai pasitraukė, keliavo toliau pėsčiomis, kol nusigavo į gimtinę. Gal jie ir buvo susiradę naujas, daug geresnės vietas, kol slėnyje tyvuliavo jūra, bet labiausiai jiems patiko senosios. Muminuko mama apglėbusi krepšį sėdėjo šalia sūnaus ant suolelio valties gale ir visai negalvojo apie svetainės baldus, kuriuose ema leido jai palikti teatre. Ji galvojo apie savo sodą, jai rūpėjo, ar jūra apgrėbstė smėlio takelius taip gražiai, kaip paprastai darydavo ji. Mama pradėjo atpažinti vietas, jie irklavo palei tarpeklį į vienišą į kalną. Ir už kito posūkio turėjo išnirti uola, sauganti slėnio prieigas. Mes grįžtame namo, 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 dainavo mažoji Miu ant savo sesers kelių. Freken Snork sėdėjo prieš akį ir žiūrėjo į povandeninį kraštovaizdį. Kaip tik dabar valtis slydo virš pievos ir kartais gėlė šiugždėdama šlavė kilį. Geltoni, raudoni ir mėlyni žiedai žvelgia aukštyn pro vandenį ir tiesiasi į saulės šviesą. Muminuko tėtis yrėsi ilgais vienodais grybšniais. Kaip jums atrodo, veranda jau virš vandens, paklausė jis. Kad tik tenai nuplauktume, pasakė snus mumrikas ir susirūpinęs žvilgtelėjo per petį.
Branguti, tarė tėtis, mes jau kadai palikome Hemulius užpakalyje. Nebūk toks tikras, tarė Snusmumrikas. Valties viduryje po maudymosi chalatu kupsojo kažkoks iškilumas, jis judėjo. Muminukas atsargiai kumštelėjo iškilumos galvūgalį. Ar neišlysi valandėlę į saulę, paklausė jis. Ne, ačiū, čia taip gera, atsiliepė švelnus balsas iš po chalato. Jei trūksta oro tai vargšeliai, susirūpinusi tarė muminuko mama. Šitaip tūno jau 3 dienas. Mažas Hemulės paprastai būna siaubingai baikščios, pašnibždom paaiškino muminukas. Ji turbūt mezga, tuomet jaučiasi ramesnė. Bet mažoji Hemulė visai nemezgė. Ji vargingai rašė sąsiuvinyje su juodu klijuotės aplanku. Draudžiama, rašė ji. Draudžiama, draudžiama, draudžiama. 5000 kartų. Šitaip užpildžiusi puslapį ji pasijusdavo patenkinta. Kaip vis dėlto nuostabu būti gerai, galvojo ji ramiai. Mama suspaudė muminukui leteną. Apie ką tu mastai? Paklausė jį. Apie Snusmumriko mažylius, atsakė muminukas. Ar jie visi tikrai bus artistai? Kai kurie, atsakė mama, negabiuosius Filifjonkai įsivaikins. Matai, ji negali gyventi be giminių. Jie ilgėsis Snusmumriko, liūdnai pratarė muminukas. Gal iš pradžių, pasakė mama, bet jis ketina sveikinti juos kasmet ir gimimo dienoms siųsti atvirukus, spalvotus. Muminukas linktelėjo galvą. Tai gerai, pasakė jis. O Holmsas su Misa, juk tu matei, koks džiaugsmas buvo Misai pasilikti teatre. Muminuko mama nusijuokė. Taip, Misa laiminga, ji vaidins tragedijose visą savo gyvenimą ir visada keis pavidalą, o Holmsas taps režisierium ir bus taip pat laimingas. Argi nesmagu, kai tavo draugai dabar jau gavo tai, kas jiems tinka. Taip, sutiko muminukas, baisingai smagu. Ta pat akimirką valtis sustojo. Mes tvirtai sėdime ant žolės, tarė tėtis persilenkęs per kraštą. Toliau turėsime bristi. Visi išlipo ir ėmė bristi. Mažoji Hemulė pasikišo po suknelę savo brangiausią daiktą, bet niekas jos neklausė, kas tai. Bristi buvo sunku, nes vanduo siekė net iki juosmens. Bet dugnas lygus, be akmenų, apaugas minkšta žole. Pasitaikydavo į paviršių iškilusių žiedais apsipylusių kalvelių, kurios pupsodavo virš vandens lyg rojaus salelės. Snusmumrikas ėjo paskutinis. Jis buvo dar tylesnis nei paprastai. Visą laiką dairėsi ir klausėsi. Aš suvalgysiu tavo seną skrybelę, jeigu jie nebus atsilikę, tarė Miumlos duktė. Tačiau Snusmumrikas tik papurtė galvą. Perėja susiaurėjo. Angoje tarp kalno atšlaičių sušvito įprastinė mumių slėnio žaluma. Stogas su smagiai plevėsuojančia vėliava. Jau buvo matyti upės vingis ir tiltelis su mėlynai dažytais turėklais, žydėjo jazminai. Keliauninkai taip brido, jog net vanduo aplinkui vyrė ir smagiai šnekučiavosi apie būsimuosius darbus namuose. Ir staiga, tartum rimbo smūgis orą perskrodė šaižus švilpesys, tą akimirką perėję užgriuvo Hemuliai, prieš juos už jų visur. Frekensnorkis įkniubė muminukui į petį, niekas nieko nesakė. Buvo kraupu, ko ne parsirasti namo ir patekti policijai į nagus. Hemulis pribrido artyn ir sustojo priešais Snusmumriką. Na, nutęsė jis. Niekas jam neatsakė. Na, pakartojo Hemulis. Tada mažoji Hemulė, kiek įmanydama skubiau pribrido prie savo pusbrolio, tūptelėjo ir atkišo jam sąsiuvinis su klijuotės aplanku. Snusmumrikas gailisi ir prašo atleisti, pratarė jį. Aš, pradėjo Snusmumrikas. Didysis Hemulis nutildė į žvilgsnių ir atsivertė sąsiuvinį, ėmė skaičiuoti. Skaičiavo ilgai, kol jis skaičiavo, vanduo nuseko iki kojų riešų. Galiausiai Hemulis tarė. Teisingai. Čia parašyta draudžiama 5000 kartų. Bet, tarė Snusmumrikas, būk geras, patylėk.
paprašė mažoji Hemulė. Man labai linksma, iš tikrųjų linksma. O skelbimai, sušuko jos pusbrolis. O ar jis negali iškabinti keleto apie mano daržą? Paklausė Muminuko mama. Pavyzdžiui, miško gyventojai prašomi palikti truputį salotų. Kodėl ne? Tai taip pat gerai, neryžtingai pratarė Hemulis. Taip, tuomet aš turiu jūs paleisti, bet daugiau taip nedarykite. Nedarysime, klusniai atsakė visi. O tu grįši namo, paliepė Hemulis ir griežtai pažvelgė į savo mažąją pusseserę. Taip, jeigu tu ant manęs nebepyksti, atsakė jį. Paskui jie atsisuko į trolių šeimą ir pasakė. Labai ačiū už patarimą, ką megzti. Gausite puskojines, kai tik jos bus gatavos. Kokiu adresu man jas siųsti? Gana užrašyti trolių mumių slėnis, pasakė Muminuko tėtis. Paskutinį kelio galą jie bėgte bėgo. Skersai gatvelės tarp alyvų krūmo, tiesiai prie prieangių. Ten visi sustojo ir ilgai kvapstėsi palengvėjusią širdžią ir nurimę. Stovėjo tylus ir mėgavosi, kad vėl namie. Niekas nebuvo pasikeitę. Puikus verandos turėklai su raižytu ornamentu nebuvo sulūžę. Tebeaugo saulėgrąžos, tebestovėjo vandens statinė, o hamakas išbluko nuo vandens ir pagaliau įgijo malonę spalvą. Vienintelė vandens bala, kaip tik tinkama maudytis mažai miu, atspindėjo dangų. Atrodė, jog nieko neatsitiko ir jokia baisybė niekada daugiau nebegali jų užgriūti. Bet sodo takeliai buvo nukloti sraigių kiaukutais, o prieangy apsivijęs raudonų dumblių vainikas. Muminuko mama dirstelėjo pro svetainės langą. Mieloji, tu dar neik į vidų, paprašė tėtis, o jeigu eisi, užsimerk. Aš padirbsiu naujus baldus, kuo panašesnius į senuosius, su kutais, raudonu aksomu ir su viskuo. Užsimerkti man nereikia, narsiai pareiškė mama. Aš ilgėsiuosi tik vienintelio dalyko – puikios sukamosios scenos. Ir man rodos, dabar aptrauksime baldus margaspalvių aksomų. Vakare Muminukas nuėjo prie Snusmumriko palapinės pasakyti labanakt. Snusmumrikas sėdėjo ant upės kranto ir rūkė. Ar tau nieko nereikia? Paklausė Muminukas. Snusmumrikas papurtė galvą. Nieko, pasakė jis. Na štai, vai dar truputis liko. Aš galvau, kad jau viskas. Muminukas pauodė orą. Pradėjai rūkyti naujos rūšies tabaką, paklausė jis. Truputį kvepia avietėmis. Ar tai gera rūšis? Ne, atsakė Snusmumrikas. Bet aš rūkau ją tik sekmadieniais. Šit kaip? Nusistebėjo Muminukas. Juk šiandien sekmadienis. Na tai kol kas aš einu gultis. Kol kas, atsakė Snusmumrikas. Muminukas patraukė prie rudojo tvenkinio už medžio su hamaku. Pasižiūrėjo į vandenį. Taip, brangenybės tebebuvo. Tuomet jis ėmė kažko ieškoti žolėje, valandėlė užtruko, kol surado burlaivį. Jis sudžiūvo ir užpakalinis štagas įsipainiojo į lapus, bet buvo visai sveikas. Net triumo dangtelis tebebuvo savo vietoje. Per sodą Muminukas sugrįžo namo, vakaras buvo vėsus ir tylus, o šlapios gėlės kvepėjo stipriau nei kada buvo kvepėjusios. Mama sėdėjo prieangy ir laukė. Ji kažką laikė letenos ir atrodė linksma. Atspėsi, ką čia turiu, paklausė jį. Tai valtelė, tarė Muminukas ir nusijuokė. Ne todėl, kad nutiko kažkas itin linksma, o kad jautėsi toks baisiai laimingas. Na štai, vaikai, iki pasimatymo. Kita pasaka bus Stebuklinga žiema.